Sveiki, šiandien siūlau nusinerti padėkliuką po podėliu. Jis yra gėlytės formos. Šitas yra nunertas visiškai vienspalvis, žalios spalvos. Siūlai, kuriuos aš rekomenduoju ir aš naudoju, yra būtent su 50% medvilnės ir 50% akrilo. Kaip galima daugiau medvilnės, tokiam padėkliukui taip tuo geriau, nes tada mažesnė tikimybė, kad padėjus karštą puodelį įsilydys. Aš naudojau Knitcraft Cotton Blend Plain iš Hobbycrafto parduotuvės siūlus. Čia yra pakuotė 100 gramų, bet mes naudosim gal kokių 10-15 ar iš viso šitos geltonos spalvos apie 5, nes naudosiu dar tokios pačios visiškai analogiškai kitos spalvos raudonus ir pilkus siūlus. Naudosiu vašelį, kuris yra 3,5 mm, nors tie siūlai yra tinkami 4-5 mm vašeliui, tačiau šitas vašelis man yra patogiausias ir labiau kabina siūlą patogiau. Taip pat rekomenduoju, kas neturit, įsigyti tokias specialias žirklutes, nes jos yra labai patogios, kai neri, nukirpti siūliuką, prieiti prie įvairių akučių, kai reikia atidžiau nukirpti, bei jos yra taip pat aštresnės. Taigi pradėsime. Pradedu nuo pačio viduriuko. Tai kaip ir gėlytę noriu padaryti viduriuką tamsesnį, imu pilkus siūlus. Kaip pradėti, yra įvairių variantų, kaip man yra patogiau, tai aš tiesiog vienoje rankoje laikau trumpesnį siūlą, kitoje ilgesnį, padarau kilputę, tą kilputę užverčiu ir kaip tik matau kilpelę, kur prakišti mūsų vašelį. Taip pat paskui su šita ranka aš laikau už abiejų siūlų ir sutvirtinu kilputę. Šitam padėkliukui pradėti reikia pradėti nuo grandinėlės, padaryti 3 kirpėles. Čia kažkas tai nelabai pavyko su šitų siūliukų, visą laiką galima pataisyti. Kaip ir sakiau, trumpesnis ant viršaus, kilpelė, vėl pakartosiu. Va, paliksim ilgesnę uodegėlę, mažiau siūlai velsis. Kokio dydžio pačią pirmą kilpelę padaryti, tai irgi taip pat priklauso nuo kiekvieno asmeniškai. Aš darau ją truputėlį biškį laisvesnę, kad būtų patogiau nerti. Ir dabar, kai nersiu, aš laikau už trumpesnio siūliuko. Pirmą tą siūlą, kad pirštą tai aš laikau grinai laisvą. Jisai prilaiko mano siūlą. Po kitų pirštų prakišu siūlą, paskui tada vėl ant piršto. Ir man tada taip va lengviau laikyti. Taip, dabar grandinėlė daroma yra kaip pačios tos pirmos 3 kilpelės, grinai paprastai. Kaip užmesti siūlą, irgi taip pat kiekvienas skirtingai daro. Man yra patogiausia, yra tiesiog va šitai. Taip, tai padariau vieną kilpelę, antrą, trečią. Dabar naudosime vidurinę kilpelę. Tai mums reikia padaryti stulpelį su vienu užmetimu, 12 tokių. Užmetu siūlą, prakišu pro tą vidurinę kilpelę. Dabar ant viršelio lieka 3 siūliukai, 3 kilpelės siūliukai. Aš užmetu siūlą, prakišu pro 2 pirmas,
ir dar kartelį pro 2. Čia yra vienas stulpelis, darom antrą. Viską darom į tą pačią kilpelę. Darom trečią. Ketvirtą. Darom viską būtent į vieną kilpelę, kad atsirastų toks kaip gėlytės pats viduriukas. Jisai turi likti tuščias. Jo nereikia užveršti. Kartais nebijau truputėlį vąšelio patampyti šonus, jeigu man nepatogiai lenda siūlas arba jisai kur nors kabinasi. Atlaisvinu kilpeles, tiesiog va tai va patampydama vąšelį į šonus. Šiuo momentu pamečiau jau skaičių, kelintą stulpelį darau. Tai to suskaičiuosiu. Dabar kaip patikrinti, kiek stulpelių padariau, yra įvairių variantų. Irgi taip pat, ką aš darau, tai aš suskaičiuoju, kiek yra va čia kilpelių. Tai bus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai turim 7 stulpelius. Darom 8. Devintą. 10 liko tik tais 2 stulpeliai padaryti. Ir jau kaip tik artėjom prie pačios pirmos tos grandinėlės, nuo kurios pradėjom. Ir dabar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Padarėm 12. Tada nuo pat apačios nuskaičiuoju 1, 2 kilpelės ir į antrą kilpelę padarysim grinai sujungimą. Tai dabar visiškai neužmetu jokio siūlo. Prakišu pro tą kilpelę vąšelį. Gražiai pro abu siūliukus tos kilpelės, kad gražiai kilpelė būtų virš. Užmetu siūliuką dabar, prakišu jį ir dar kartelį prakišu pro akutę, viskas. Gražiai susijungia ir matosi kaip vienas gražus ratukas. Kuo daugiau medvilnės siūlose, tuo irgi taip pat gražiau tas ratukas atrodys, nes visiškai ryškiai matysis jūsų dygsneliai. Dabar antrą ratuką pradėti, reikia padaryti 2 kilpeles. Ir dabar į kiekvieną šitą akutę reikia padaryti po 2 stulpelius su užmetimu, neskaičiuojant šitos pačios pradžios. Jos tiesiog jinai lieka kaip pati pradžia tiesiog ir viskas, kad siūliukas būtų atitinkamam aukštį. Tai dabar į pačią pirmą kilputę tuos pačius stulpelius, kuriuos darėm aplinkui, dabar reikia daryti grinai į kiekvieną tą akutę. Taip, dabar pirmą padariau, 2. Dabar trečią darau jau į kitą akutę kilpelę. Keturi. Da 6 stulpeliai į 3 akutes. Visą ratuką antrą reikia būtent taip ir užbaigti. Kas labai gerai su šitu paprastu raštu, tai kad labai greitai neriasi ir kitas dalykas, nereikia per daug skaičiuoti, kas ypatingai esate įgudęs,
Tai tiesiog pačioj pradžioj suskaičiuojat kilpeles, paskui galite tiesiog atsipalaiduoti, neskaičiuoti ir kai prieinat paskutinę akutę, jau iš karto matot, kad tai yra pabaiga ir kada reikia sujungti, nes daugiau nebelieka tų akučių. Svarbiausia yra pati pradžia. Ir viskas labai gražiai ryškiai matosi. Galima paeksperimentuoti, dėti kokius nors blizgesnius siūlus, bet ir tai sakau, reikia kaip galima juos naudoti natūralesnius, nes uždėjus karštą puodelį gali įsilydyti nuo karščio. Kuo daugiau sintetikos siūlose, tuo daugiau jie lydosi. Plius iš tikrųjų ir plauti bei valyti yra patogiau, būtent medvilnės daugiau turinčius siūlus, nes galite naudoti būtent tokius pačius valiklius ir skalbiklius, kuriuos naudojate elementariem paprastiem drabužiam. Na va, jau beveik baigiam antrą ratuką padaryti. Gėlytė pas mane bus vasariška su keliom spalvom. Taip, dabar, kadangi turi būti 24, aš visgi dar paskaičiuosiu, nes čia yra, gerai, kiek čia yra vienas. Skaičiuosiu poras, kad būtų greičiau. Tai bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jo, tai mums reikia dar 2. Tai čia va, kaip tik akutė šita yra tam. Taip, ir kai baigiam nert, atsiduriam prie pradinės, kadangi darom 2 kilpeles ir vėl jungiam į antrą, vėl jokio užmetimo nedarau, siūlą per abi kilpeles prakišu ir vėl gražiai susijungia, gaunasi toks gražus ratukas. Siūlus keisti, nes dabar noriu paimti kitą spalvą, geriausia yra nuo pačio sujungimo, kai tik tai sujungiate. Tada mažiau matysis, gražiai atrodys kitos spalvos ratukas. Aš nukirpu siūliuką. Siūliuką palikti galite ir ilgesnį, jeigu abejojate, kad bus sunkiau paslėpti paskui, bet aš palieku jį tokio ilgio, man jo ilgesnio nereikia. Imsiu dabar, net ir galvoju, ar geltoną imti, ar raudoną. Pabandom geltoną. Čia kaip ir paveikslo tapime. Kaip norite spalvas išdėlioti, taip galite pažaisti. Šį kartą šitą pusę padėsiu siūlus. Ir vėl padarysiu pirmą kilpelę. Imu trumpesnį siūliuką iš šitą ranką, ilgesnį iš šitą. Padarau kilpelę. Taip, kad trumpesnis siūliukas būtų ant viršaus. Užlenkiu tą kilpelę. Ir va, paskui taip pat traukiu. Lygiai taip pat kaip ir pačią pirmą pradėjome akutę. Va, padarau tokį. Tada paimu už tos kilpelės pro vašelį. Vėl pasitaisau siūliuką, kad man būtų geriau laikyti. Tada šitą geltoną prakišu pro tą pilką ir už pilkos uodegėlės traukiu žemyn, sutvirtinu. Ta akutė prisispaudžia ir siūliukas susitvirtina, susispaudžia. Ir dabar reikia padaryti 2 kilpeles. Ir dabar ką darysim?
užmetam siūliuką. Į pirmą akutę reikia stulpelį vieną padaryti su vienu užmetimu. Tai yra 1, 2, o tai va. Į sekančią akutę dabar reikia 2 stulpelius padaryti su užmetimu. 1 stulpelis, 2. Ir taip visą eilutę aplinkui ratuką kartot. Vėl užmetam, vėl 1 stulpelis. 2. Vienas. Raštas labai paprastas, bet labai gražiai matosi, kaip neriasi. Man tai yra labai gražiai atrodo, būtent su tokiais siūlais. Jie nėra nei per daug blizgus, nei per daug matiniai. Blizgumo suteikia tai būtent tas akrilas, nes jisai yra šiek tiek kažkiek sintetikos. Vien tik tais medvilnė būtų, tai būtų grinai matiniai dažai. Bet irgi skonio reikalas. Labai gražiai šiaip tai padėkliukai šitie atrodo neutralių spalvų, tokių kreminių. Bei padėjus puodelį ant tokio dėkliuko, jisai atrodo labai, labai gražiai. Paprastai gražiai. Ir šiltai, nes tai yra rankų darbo. Bei nunėrus, nežinau, kam nepatinka spalvoti, gal per daug spalvų. Tai vienspalviai irgi taip pat labai elegantiškai gali atrodyti. Galima užbaigimą, galima, kas pavyzdžiui nepatinka jum, kad baigėsi taip apvaliai, galite dar kažkokį ratuką padaryti, kad ta gėlytė kitaip atrodytų. Čia kaip kam atrodo, man pavyzdžiui labai patinka taip paprastai. Kuo paprasčiau, to gražiau. Kartais ir paprastas daiktas gražiai atrodo. Ypatingai, kai akis apraipsta nuo visokių įmantrių dalykų. Spalvos irgi labai gražiai dera tarpusavy. Su spalvom irgi galima paeksperimentuoti, galima dėti daugiau nei 3 ar 4. Šitas visas nėrinys yra iš 4 ratukų, tai daugiau kaip 4 spalvų jūs vis tiek ir nepanaudosit, bet gali daryti vos ne vaivorykštę pabandyti. Kodėlgi ne? Per daug galvoti nereikia, tiesiog vėl, jeigu prieš tai darėm 2 stulpelius į vieną akutę, tai sekantis, aišku, automatiškai yra 1. Taip, dabar skaičiuojam, kiek mes čia gavom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
21, 2, 3, 4, 32, 33, 34, 35, 36. Gerai. Reikia tada sujungti dvi kilpelės į antros kilpelės viršų. Irgi man gražiau, kai tas sujungimas grinai eina ne per vieną siuliuką, o per kilpelės du siuliukus, bet čia ir vėl jum kaip patogiau. Kartais labai sunku sugaudyti tuos du siuliukus, kad eitų. Nes turi būti du siuliukai čia ir vienas siuliukas apačioj. Vėl taip gražiai sujungiam ir gavosi mūsų ratukas. Dabar, kadangi noriu dar vieną spalvą pabandyti įdėti šitą gėlytę, tai dabar vėl nukirpsiu siuliuką ir imsiu paskutinę spalvą raudoną. Pradžią labai sunku surasti, kur jinai pradžia. Taip, suradom siūlo pradžią. Ir vėl kaip ir praeitą kartą, trumpesnį siūlą šitoj rankui padarau kirpelę, užlenkiu ją. Padarau tokią. Vėl siūlą pasitaisau taip, kad jisai eitų per pirštus. Prakišu vėl šitą, vėl su geltonu siuliuku, katras liko, užveržiu. Ir šį kartą reikia padaryti vieną kilpelę. Į pirmą dabar tą akutę padaryti stulpelį be užmetimo. Tai va dabar, kai prakišau tą siuliuką, taip ištraukiu per tą pirmą akutę, iš karto per abu siuliukas, tada užmetu siuliuką ir dabar vieną akutę praleidžiu, į antrą reikia 5 stulpelius su vienu užmetimu. Tai čia dabar gausis vienas stulpelis, antras, trečias, ketvirtas, penktas. Dabar vėl vieną akutę praleidžiu, čia vat kaip tik šitą akutę, kur darėm 5 stulpelius, vieną praleidžiu, ir čia stulpelis be užmetimo. Tai vėl 2 siuliukai, siūlas per 2 akutes, vėl vieną akutę praleidžiu, užmetu siūlą ir vėl 5 į antrą akutę. 1, 2, 3, 4, 5 ir ryškėja mūsų gėlytė. Vėl praleidžiu vieną akutę. Čia stulpelis be užmetimo. Vėl užmetu siuliuką, vieną akutę praleidžiu ir čia vėl 5 stulpelius. 1, 2, 3, 4,
5. Pamiršau, kad užmest nereikia iš karto. Jeigu kartais netyčia ir užmestumėt ir padarytumėt stulpelį, tai visą laiką galima gražiai nuardyti, svarbu pastebėti iš karto. Man kiek kartų buvo, kad tekdavo ir visą eilutę nuardyti pačioj pradžioj, kai mokinausi nerti, bet čia niekas neišmoko nerti be klaidų, aš manau. Taip pat, kai pradėsite nerti, kas yra visiškai pradedantis, niekada nenėrėt, tai gali būti, kad jūsų servetėlė bus mažesnė ir labiau stangresnė. Nes kuo labiau įgudęs esi, tuo laisviau neri, tuo lengviau vašelis taip prokutės slankioja. Vėl praleidžiam vieną kutę. Stulpelis be užmetimo. Vėl viena kutė ir 5. Trys. 4. 5. Taip pat galima paeksperimentuoti su šitu neriniu. Jeigu, pavyzdžiui, norite jo didesnio, galbūt norit, kad labiau būtų stulpeliai, sakykime, labiau toliau vienas nuo kito, tai galite paimti didesnio numerio vašelį. Tada ir pati gėlytė bus žymiai didesnė. Nors čia tinka ir pusę litro dydžio esančiam puodeliui. Kuo puikiausiai dugną apdengia. 3. 4. 5. 3. 4. Ir 5. Vėl vieną praleidžiam be užmetimo stulpelis. Jau mūsų gėlytė visai gražiai atrodo. Vaizdas vis labiau ir labiau ryškėja. Irgi, kaip matote, kai dedi daugiau spalvų, jinai ta tokia gėlytė, tokia kaip gėlytė gaunasi, tokia daugiau žaismingesnė. Bet kaip ir gėlės pievoje būna ir vienspalvės, ir 3, ir 4, ir 5, ir kiek tik nori spalvų. Galite iš jūsų, pavyzdžiui, naudoti būna siūliukai suverti iš įvairių spalvų, tai gėlytė bus visiškai spalvinga ir nereikės jums siūlo visai keisti. Gražiai atrodys. Būna iš visos siūlai su perėjimu, ombre ir panašiai, tai iš viso net ir neriant per tuos ratukus gali atrodyti, kad keičiat siūlą, nors iš tikrųjų tai yra tas pats siūlas, tik tais jisai yra skirtingų spalvų. Tai irgi taip pat, kaip jums patogiau, kaip kam. Aš naudoju taip, man kažkaip taip yra gražiau, man patinka, kai ryškiau perėjimas yra. Tuo labiau ta gėlytė, mano nuomonė, tai gaunasi tokia žaismingesnė. Ir vėl, kadangi man patinka tokie natūralesni siūlai, tai dėl ko man patinka, dėl to, kad grinai išryškėja raštas. Tas man labai gražiai atrodo, lygiai taip pat kaip paveikslė visą laiką labai patinka man, kai matosi dailininko potipis, tai taip lygiai taip pat
norisi matyti, kaip lašelis visur keliavo ir nėrė viską. Ir kaip siūliukas visur susivėjęs. Taip, tai dabar prieėjome prie paskutinės jau akutės. Vieną akutę reikia jau šitą praleisti. Į čia pati pirma, tai vėl į pačią pirmą grinai, kaip visą laiką per tas 2 pirmas gražiai kilpelės, va tai va, kad vėl būtų ta kilpelė gražiai ant vašelio. Paimu siūliuką ir kadangi darau visiškai paprastą sujungimą, noriu tiesiog sujungti be jokio stulpelio, be nieko, tai tą siūlą grinai per tas 2 akutes ir prakišu, va tai va grinai, kad gautųsi. Dabar kaip pabaigti, vėl man patinka padaryti vieną grandinėlės akutę ir tada nukirpti siūliuką. Siūliuką visą laiką pasilieku jį tokį biškį šiek tiek ilgesnį, kad būtų gražiau galima paslėpti. Ir paskui tiesiog va taip užveržiu. Na va, kol kas, kol neslėpiam siūliukų, nepaslėpiau niekur. Nieko, va tokia gavosi graži gėlytė. Spalvingesnė, negu kad palyginimui yra paprastos spalvos, vienspalvis tiksliau. Ant kiek čia paprasta, gal ir paprasta, bet neprasta spalva. Jis irgi taip pat gražiai atrodo žaliai, lygiai taip pat gražiai atrodo įdomiau. Jeigu darote komplektą, tai galima, kaip aš darau, tai jeigu viduriukas yra. Tai va, baigiame nerti servetėlę, padėkliuką. Liko mum tokie siūliukai. Kaip juos paslėpti, galima palikti juos dar ilgesnius ir slėpti su adata. Ką aš darau, kad būtų man paprasčiau, aš tiesiog visą tai darau su vašeliu. Aš paimu pačius pirmus arčiausius dygsnius, va kaip yra čia tas siūlas, yra va šitie va 2 dygsniukai arčiausi, aš per juos prakišu vašelį. Jo, tik reikia atsargiai, kad neįsidarkytų nerimas. Taip, prakišu tiesiog, užkabinu siūliuką ir tą prakišu. Vėl pasuku, vėl matau tos 2 siūliukus sekančius, vėl per juos kišu vašelį, va 1, 2 ir tada, bet ir vėl, kadangi aš neriu truputėlį laisviau, jeigu kas nors pradedat ir neriat 1 ar 2 kartą, ar iš viso esat neįgudęs, tai gali būti labai sunku vašelį prakišti, tai gali būti žymiai patogiau tada naudoti adatėlę. Adatą galite irgi taip pat, svarbiausia, kad tik tais pro skylutę tos adatos praeitų siūlas. Šiaip yra specialios adatos, grinai mezginiam, plastikinės, bet galit, jeigu didesnę turit geležinę, galit naudoti tokią adatą, kokią turit. Arba dar galite, vienas dalykas, jeigu tas pats vašelis to pačio numeriuko nepralenda, yra visiškai smulkus vašeliai, su jais pabandyti. Na ir jau kaip pusę rato apėjau, paslėpiau tą siūliuką, paimu žirklutes ir vėl kodėlgi tokios, tai labai dabar va prie pat priglunda ir biškį patempus aš prie pat nukirpu siūliuką. Dar biškį patempiu ir siūliuko visiškai nesimato. Su šitais siūliukais, kuriais aš keičiau spalvas, ką aš mėgstu padaryti, tai užmegzti pirmą mazgą.
surišti tiksliau. Aišku, net ir nesurišus, tikrai jūsų darbelis nepradės irti, bet man kažkaip tvirčiau atrodo. Aš visą laiką ir žaisliukus nerdama, ir bet ką nerdama, tiesiog tas spalvas katras jungiau, kaip tik palieku tokius ilgesnius siūliukus, grinai, kad aš galėčiau dar surišti. Užslėpti tai galima net jeigu ir pamiršot palikti kokį nors ilgesnį siūliuką, tai svarbu prakišti pro vieną kilpelę, kad tiesiog mažiau jisai matytųsi. Tai va. Kadangi keitėme kelias spalvas, tai tų siūliukų yra ganėtinai nemažai. Tai dabar juos visus ir paslėpiam irgi. Taip pat nereikia pro pusę dabar. Čia šitas ratukas yra žymiai didesnis, jį nebūtina taikyti per visą pusę prakišti siūliuką, bet tai svarbiausia bent jau nors pro kelis dygsnius. Kaip ir sakiau, galite vos ne ir pro 2 dygsniukus paslėpiant tą siūliuką pakišti. Nes ir vėl, pro kuo daugiau dygsnelių jūs prakišite siūliuką, to mažesnė tikimybė, kad jisai kada išlis ir pasirodys, nes vis tiek skalbiant jūsų darbelis traukiasi. Man pakankamai užtenka. Aš vėl prie pat, kadangi tai yra jau prakištas siūliukas, tai aš prie pat. Ir vėl. Jo nesimato. Stengiuosi, kai slėpiu siūlą, slėpti po tos pačios spalvos esančiais dygsneliais. Tada jisai mažiau matosi, kad yra slepiamas pro tuos dygsnelius vis. Taip. Vėl. Visiškai nesvarbu, kokį dygsnelį pasirenkat. Svarbiausia, kad rinktis jį kaip galima arčiau to siūliuko, kuris yra laisvas, kad vis tiek tas dygsnelis, kuo jisai yra arčiau, tai automatiškai tada ir mažiau matysis, kad tas siūliukas yra perkištas. Nors ir iš tikrųjų šita pusė, grinai, kur tie siūliukai išlindę, tai jinai yra ta vadinama išvirkščia ir ją vis tiek dėsite ant stalo, bus va šitaip. Bet čia jau, kaip sakoma, grinai dėl estetikos. Ir dėl to, kad tiesiog gražiau, kai mažiau tų siūliukų matosi. Padedu į šalį. Vėl tada tą patį padarau viršui. Irgi, kadangi slėpiu raudoną siūliuką, ieškau raudonų dygsnelių. Ir bent jau nors po porą to dygsnelių paslėpiu. Kad grinai nesimatytų jo. Ir ne tik, kad nesimatytų, bet kad ir mažiau irtų. Tiek. Geriau. Aišku, tai yra ne drabužis, kad tą nešiosit. Ne tiek bus tampimuose, bet jau geriau. Atsarga gėdos nedaro, kaip kad dauguma sako. Gerai, dabar šitą geltoną bus. Irgi galite iš šonus, galima žemyn, tai irgi kaip slėpsit siūlą, tai yra visiškai jokio skirtumo į kokius dygsnelius. Tai kaip sakiau, svarbiausia ieškoti kokiu nors arčiau, bet irgi, aš irgi laisviau neriu, bet kartais būna sunku vašelį prakiš pro kokį nors akutę, tai tiesiog pasirenku tada kitą, pro kurią lengviau lenda. Ir vėl, jeigu labai jau norite būtent pro tą, kad pasirinko akutę prakišti, galima tiesiog pasimti adatėlę arba mažesnio numerio vašelį, nes tada būna vašelio galvutė siauresnė. Ir lengviau pralenda pro jūsų dygsnelius. Jau. Nukirpam.
viršutinį visą laiką lengviausia būna paslėpti, bent jau man. Tos kilpelės būna žymiai laisvesnės. Tiesiog būna į kraštą, bet dabar vėl, kai kišu, tai pro vienos pusės kilpelės ne per abi. Ir galima jau kirpti, nes nebūtina, kaip sakiau, viso siūliuko slėpti. Galima jį tiesiog gražiai patrumpinti. Šį dar trumpesnį padarysiu, kad mažiau matytųsi. Va. Štai mūsų gera pusė, taip atrodo. Taip atrodo bloga pusė. Visą laiką, kai baigiama nerti, aš mėgstu jį pratampyti, darbelį. Išryškėja labiau dygsniai, matosi labiau raštas. Ir paskui, kai skalbsis, kai susitrauks, ta servetėlė tiesiog jinai yra gražiau atrodys. Taip į visas pusės pratampau. Ir gaunasi tokia servetėlė.